Sveiki visi. Esu Arūnas Gudunskas. Daugumas žino, kad laikau balandžius veislės bijai, pagrinde bakų bijai. Turim su Valdeliu savo liniją. Dabar atidariau kanalą lietuvių kalba, ne vien tik tai rusiškai, kad galėtų jauni balandininkai irgi matyti, girdėti. Daug balandininkų iš užsienio skambina lietuvių, tai padarysiu atskirą kanalą, pakalbėsim apie laikymą, apie visas naujoves, kas anksčiau laikė ir dabar grįžta, tai daug kas pasikeitė, reiškiasi apie lizdus, apie viską, kas liečia balandininkystę. Ir čia reiškiasi bus kanalas neprofesionalam, jie galės nežiūrėti, praeiti. Čia yra kas pradės laikyti jaunimui ir vyresniam amžiui žmonėms, kurie grįžta į balandininkystę arba nori pakeisti savo laikymo įpročius, ten daleiskim kažką pasisemti ir nedaug dievė, tai reiškiasi ne toks kanalas, kad reiškiasi taip turi laikyti visi, kaip laikau aš, daleiskim, jokių būdų. Tai galėsite pasisemti informacijos, kuri jums gal bus naudinga, ten pakalbėsim apie vaistus, apie maitinimą, apie lesalus, mineralus, ten daleiskim, kaip porint, ką su ko porint, ten daleiskim, žiedai, apie higienos visus reikalus su balandžiais, ir aplamai viskas, kas liečia balandininkystę, aptarsim, kas tai yra veisėjas, kas tai yra balandininkas ir kas tai yra balandžiautojas, visokių tokių reikalų, reiškiasi, ir bus dedami paukščiai ir pardavimui, reiškiasi, jeigu pakviesite į svečius, atvažiuosiu, pafilmuosiu, pakalbinsiu jūs, parodysim jūsų paukščius, kaip jūs laikot, ką jūs laikot, apie veislės pakalbėsim, bet šiaip tai dažniausiai matysite mano bijus, dėl to, kad, pats aš neieškosiu, nevažinėsiu ten, sakau, bent iš savo pažįstamų, tai aš visus aplankysiu, bet jeigu nekvies į svečius, neįsiprašysiu, vyrai, nepykit, taip kad, ką po ranka turėsiu, tą rodysiu. Ir toks trumpas kanalo pristatymas, galėsite atsiųsti savo video per Viberį ar WhatsAppą, reiškiasi, per Messengerį, ten video iki 3 minučių, irgi įdėsiu, gal ten kas paukščius parduodat, reiškiasi, galėsiu įdėti į kanalą šitą ir galėsite pasireklamuoti tuo pačiu, nes jeigu jumi nieks nemato, reiškiasi, jumi nieks nežino, vyrai. Tai ir nežino jūsų paukščių. Ir žinoma, iš kažkur kažkas neatvažiuos, turi matyti jūsų balandžius. Ir pakalbėsim. Viską sezoniškai aptarsime. Reiškiasi, viskas iš eilės bus rodoma, kaip aš darau. Daugiausia, nes, gal nieks nekvies į svečius, nerodys, kaip jie daro, tai aš pasidalinsiu savo turimą informaciją, savo, reiškiasi, laikymo ypatumais, o jūs galėsite pasirinkti kažką tai savo, gal perimti visą, reiškiasi, informaciją, ką aš darau, kaip aš darau, gal kažką tai truputį savo pasiimti, taip, pakeisti savo požiūrį. Jeigu, sakau, ten visos nuomonės bus įdomios, gerbiamos ir, reiškiasi, o tie visi tokie, kvaili komentarai, įžeidus komentarai ten ir panašiai bus trinami ir blokuojami,
net nesileisim į jokias ten bereikalingus ginčius ir panašiai. O šiaip diskusija toleruojama ir labai gerai. Nuomonės visos geros ir blogos ir, ta prasme, blogos, nesutampančios nuomonės ir teigiamos nuomonės ir atsiliepimai. Reiškia viskas drąsiai, be jokių ten nutilėjimų galite rašyti ir komentaruose. Bus paliktas prie kiekvieno video mano telefonas, galėsite pasiskambyti, kažką tai pakalbėsim, padiskutuosim, reiškia, gal apie kažką tai norėsite, kad pamatyti video, ten daleiskim, kaip vaistus naudoti, kaip po gydymo atstatyti paukščius, kaip ten iš kelių porų įsiveisti daugiau jaunimo, kur kokius paukščius gal nusipirkti, suteiksiu informacijos yra, tai parodysiu rudenio paukščio pasiruošimą perėjimui, kada kaip ką pradedu daryti. Dabar tvarkausi būdas po perėjimo, reikia įsivalyti pilnai, kad jums parodyti, kad išvengti visokių šitų pašaipių komentarų, tai nes aš perėjimo metu paukščių nejudinu, užeinu tik pašert, palesinti ir uždėti žiedus. Tvarką darau kapitalinę po perėjimo, tai mano būdas laikymo. Tai pakalbėsim ir apie selekciją, pakalbėsim apie turgų, kaip efektyviau parduoti, kaip paruošti turgui paukščius. Visa tai, kas aktualu, reikalinga, manau. Tai taip dar kartą pasikartosiu, kad čia profams, asams, ne jiems tas kanalas, jie ir taip protingi, jie viską žino. Tai čia tam, kam įdomu pradėti laikyti paukščius arba laiko, žmogui trūksta informacijos, tai toks mini įžanginis video, susipažint, apie ką mes čia bus. Aplamai vien tik apie paukščius, jų veisimą, sakau, ir priežiūrą. Tai pagrindas visas. Žinoma, ir kas vyksta Lietuvoje, reiškia su turgais. Turgus gal dėsiu į bendrą kanalą, rusų kalba, plačiai tėvyniai, buvusiai Tarybų sąjungai, dėl to, kad vis dėlto, turgus tai jūs patys lietuviai matot, paukščius irgi pažįstat turgose. Galėsiu tam dar lietuviškai paklausti telefonus žmonių, reiškia, prie paukščių, kad gal bus įdomu, skambysitės tiesiogiai su veisėju. O šiaip tai čia, sakau, toks light kanalas, pasižiūrėti tamsiais niūriais vakarais šaltais prie kavos puodelio ar arbatos, ir kam bus įdomu. Nes čia bus, sakau, keliami paukščiai ir žmonių, kurie parsiduoda paukščius, jau turėtų greitų laikų atsiųst man žmonės jau video į pardavimą, tai sudėsiu. Šiaip tai čia vakamato, tai mano yra ir Valdo bijų linija, bakubijai. Skiriasi jie to, kad labai ryškiai skiriasi su paprastais bijais, figūrom, spalvom, biški iš savo vaiduoklių bespalvių padarėm biški spalvotų paukščių, figūrom skiriasi. Visi korpusiniai paukščiai, daug ilgesni jie biški.
Eigoj viską pamatysite, parodysiu veislinės būdas. Va ten. Parodysiu savo paprastus bijus. Viską taip iš eilės ir eisim. Gal video nebus tiek daug, bet po truputį įsivažiuosim. Taip kad rašykit komentarus, klauskit, peikit, pasirašytai ten pasispaus galite, kad gausite visada informaciją patys pirmi, galėsite video žinutės jums ateis. Vat ir bendrausim, telefoną paliksiu. Rašykit, sakau, apie ką norit, kad padaryčiau video. Po truputį pradėsim kurti ir Lietuvą. Įdėsiu gal video į balandininką. Greičiau žmonės pamatys, nes čia buvo priekaištų ir turgui, kad balandininkas tik tai liko, reiškiasi, skelbimų lenta, radau, atklydo. Tai va, įdėsim ir lietuvių kalbą. Galėsite pasižiūrėti. Turėsite, jeigu kažkokios informacijos, irgi prašau, paskelbsim, padarysim. Taip, kad visiems sėkmės. Šiuo metu manau, kad turgus bus uždaryti. Greitai gal nesimatysim turguose, taip kad nesirkit, saugokit save ir viso, pasimatysime.